Nu ką, sveiki visi. Atėjo tas savaitgalis. Nevažiuoju į sodą šiandien. Kaip ir sakiau, važiuosiu kažkur pasivažinėti motociklu. Šiaip jau beveik buvau nusprendęs nevažiuoti niekur. Tiesiog pailsėti, bet paskui galvoju, ta vasara taip greit iš tikrųjų praėjo. Nu, dar nepraėjo, bet jau kas čia beliko jos. Reikia pasinaudoti progą. Tai va, pabandysiu padaryti, ką planavau senai. Tai važiuoju iš Latviją, važiuoju prie jūros ir bandysiu surasti vietą, kur pasistatyti palapinę. Anksti neišvažiavau, nes anksti tik tai sugalvojau važiuoti būtent į Latviją. Tai dabar yra 11 valandų. Aš dar Kaune. Tai va, nežinau per kur dar važiuoti, bet turbūt važiuosiu automagistralę. Bus turbūt greičiau. Vėjukas toks pučia. Tobulas oras. Labai smagu važiuoti, jau pasiilgęs motociklą. Va, dar muzikos įsijungiau. Tai iš vis pasaka. Visi lenkia mane. Galvoju, ko tas čia su motociklu taip lėtai važiuoja. Neskubu. Mano toks va greitis 110, 115, iki 120 gal. Komfortiškas. Nėra kur skubėti. Svarbu yra pasiekti tikslą. O čia 20 minučių anksčiau ir vėliau, tai jokio skirtumo. Nu, bent jau man. Tai va, dar liko 216 kilometrų. Tai panašiai jau 83 nuvažiavau nuo namų. Aš čia lenkiu tik tai elektromobilius ir fūras. Elektromobiliai visi taip apie 100 važiuoja, nedaugiau. Nu, nesakau, kad gal ne visi, bet dauguma tai tikrai. Turbūt bijo, kad išsikraus, taupo. Ką reikia pabandyti sustoti toj aukščiausiai magistralės vietoj. Biškį nulipt. Nors iš tikrųjų galiu važiuoti. Nieks nenutirpo, nepaskauda, bet tiesiog, nu, čia va ir steptelsim. Nu ką, biškį pakimarinau 10 minučių. Sėdu toliau. Važiuot. Išvažiuojam iš autostrados, suksiu link Palangos jau. Iš tikrųjų reikėtų gal dar į degalinę kokią sustot kažkur ir į parduotuvę iš karto. Nes reikia dar sugalvoti, ką šiandien valgysiu. Ir vandens. Nu va, pasipildžiau degalų, kad paskui nereikėtų ieškoti. Nes neaišku, kiek dar ten pravažinėti reikės, kol surasi vietą. Tai geriau jau turėti užsipylus. Dar gerai būtų susirasti kokią parduotuvę. Geriausiai nedidelę. Nu, bandysiu kažkaip Latvijai turbūt į parduotuvę sustoti. Čia tikrai šventąją kažkur, dar kitur nesuksiu jau. Rodo iki vietos bent jau, nu tiksliau, maždaug pažymėjau 38 kilometrai. Aišku, dar reikės pasivažinėti ir susirasti. Aš ten tik pažymėjau tokį laisvą lauką, tiksliau mišką.
paskui jau bus matyt, kur kas kaip ten. Tokiais keliais važiuojant man visą laiką paranoja, kad neišbėgtų kokia stirna ar dar koks gyvūnas. Čia medžiai ir nesimato nieko. Kai laukai būna, tai dar matai plius minus. Nu, ir 1, 2, 3, viskas. Ir iškart kelias geras pasidarė. Nida. Gal atgal važiuojant užsuksim į Nidą. Po praeitos kelionės Latvijoje mums patiko, kad kelkraščiai tokia kaip sutrombuoti. Skalda ar kas čia. Turbūt, kad nebrėtų akmenukai ant kelio. Pasukam į Papę. Gal kokią parduotuvę rasim. O, ir žvyrkeliukas. Panašu, kad artėjant link jūros dingo internetas. Žiūriu, kad čia nieko gero nerodo. Nu ką, blogiausiu atveju reikės Osmondą naudot. Nu, atsidūriau. Niekur nesidūriau, čia važiuoti negalima. Ko gero reikia šitos Papės varyti lauk. Iš čia nelabai pats buvęs iš tikrųjų, tai net nežinau. Kaip čia kas. Čia tokie kempingiukai. Visokie mini viešbutukai. Žodžius, turbūt lekiam atgal į plentą. Pasigaunam ryšį ir važiuojam toliau. Naiviai tikėjaus, kad čia parduotuvė kokia bus. Bet čia turbūt tokių dalykų nėra. Šiaip navigacija veiktų. Internetas tai pažiūrėčiau. Dabar net ir pažiūrėti negaliu. Nu va, važiuojant atgal. Atitolus nuo jūros ryšys atsirado. Normaliai. Nu jau buvau pamiršęs, kaip Latvijai smagu važiuoti. Aš dabar tik susimaščiau, kad ryšys, sakau, dingo. Tai ne mobilus greičiausiai ryšys dingo, nes aš per internetą muziką pasileidęs. Tai visą laiką ten važinėdamas klausiau muziką tai Papei. O greičiausiai, kad GPS-ai, nu, pačių palydovų ryšys dingo. Prasme, įdomiai. Nes tokia zona buvo, važiavau, pum, paskui atsirado viskas. Bet muzika groti tai nenustojo tikrai. Tai jeigu būtų dingęs ryšys interneto, šitas daiktas prie interneto pajungtas per telefono hotspotą, tai tiesiog man ir muzika negrotų. Suprantu, ten gali vieną dainą užbuferint ten Spotify'us, bet tai aš kokias turbūt 4 perklausiau ten važinėdamas. Vėl nusukau į kažkokį kaimą. Pavažiuosim biškį, pažiūrėsim. Man daug nereikia, užtektų man mažytės parduotuvytės, belė vandens nusipirkti ir šiaip kažką. Turiu dujinę viryklę, keptuvę, virduliuką, puodą. Nu va čia vat ryšys nedingsta. Tai vadinasi tikrai ten GPS-as pats dingo, ne internetas. Tai gal ir gerai, kad drono neimiau. Šiaip dar galvoju imt, paskui žiūriu, kad pakraut dar reikia. Ai, tiek to galvoju, iškart neimsiu. Čia man atrodo, kad žin ar kokia krautuvė bus. Nieko, iš bėdos iki Liepojos pavažiuosiu. Ten Liepoja 20 kokie gal 9 km eina čia. Vis tiek žiūrėjau tas ruožas tokių kaip laukinių paplūdimių. Nuo čia iki Liepojos. Gal čia dar
žvyrkeliais irgi pačios Liepojos davažiuot galima. Aišku, čia daug kur tų ženklų, kad eismas draudžiamas. Nes turbūt daug kas bando važiuoti prie tos jūros, pabūt tiesiog. Tai kad nevažinėtų ir pristatė daug ženklų, nes praeitą kartą, kai keliavom Latvijai, tai važiuoji ir kur tik pamiškė kokia, įvažiavimas ir iškart ženklas toks stovi, kad eismas draudžiamas. Dabar jau kokios 3 valandos turbūt, tai ir pats valgyt noriu. Nu, atvedė iki jūros. O, galvau užklims. Nu va, biški, ir aš savo pasišiaušusio galvą parodysiu. Visą laikį šalmą filmavau. Tai va, biški, stojau atsipūst. Nueisiu prie jūros pažiūrėti, čia visai šalia privažiuot pavyko. Čia visi turbūt atvažiuoja pabūt, pasimaudyt. Ir po to iš čia turbūt bandysiu į Liepoją važiuoti. Susirast parduotuvę ir bandyt susirast, kur apsistot. Labai smagu važiuoti Latvijai, labai keliai faini. Visą laiką su nuo saulės akiniais važiavau, tai dabar sunku į saulę žiūrėti. Va. Kaip fainai. Nusistačiau parduotuvę. Čia rodo už 850 metrų. Iki 4 dirba, tai turėčiau spėti. Tai jeigu čia pavyktų kažką nusipirkti, pavalgyti, tai būtų idealiausia, nes artimiausia tai rodo Rimi už 31 kilometrą. Veikals. Dabar žinosiu, kad Veikals yra parduotuvė. Nu va, tokioj krautuvėlėj buvau. Pasiėmiau šią bei to. Kainos tai šiaip nedidelės. Sakyčiau, netgi pigu labai. Nieko dabar nenustačiau jau. Tiesiog važiuosiu. Žinau dabar, kad jūra yra ten. Man čia reikia dar nemažai realiai pavažiuoti. Ten paskui miškas turėtų būti, nu, iš palydovo bent jau nuotraukos taip rodo. Gal ten iš vis negalima bus važiuoti. Nu, bet tikslas šiandien surasti, kur apsistoti ir pabūti. Rodamas privažiavau ir Liepoją. Nu, tai dabar jau pravažiuosim Liepoją ir toliau ieškosiu. Oi, kiek čia pravažiuoti reikia. O, čia Latvijai tokie važinėja. Ir eismo netrukdo. Jau mišką. Tai dar 40 km pavažiuoti reikia. Įdomu, gal ten kažką rasiu. Nusistačiau dabar navigaciją, nuotrauką, kad geriau matyčiau, kur miškas. Ką bandysim važiuoti patyrinėti apylinkės. Neklausiau navigacijos, nusukau į šoną. Aš manau, ten pradžiai
kur papė buvo, tai ten pasivažinėjus biškį už tos papės buvo galima rasti ir būtų paplūdimių kažkokių laukinių, bet dar noris biškį pasivažinėti, kad ten nuvažiuosiu, sėsiu ir sėdėsiu prie palapinės. Dar biškį pakeliausiu. Čia toks kelias, kad jeigu su mašina važiuotum, tai išprotėtum turbūt. Nu ir ko gero neprašoviau. Žvirkeliuko biškį. O visi malūnai stovi be darbo. Čia turbūt bus krūva kempingų dar. Kempingų neieškau. Iš bėdos. Jeigu jau nerasčiau kur nakvot, tai gal ir kempinge tektų apsistot, bet realiai nerasi prie jūros miške, bet kur rasi, kur miegot. Nu, po kairę ir jūra yra, bet čia va pristatyta visko. Reik dar pavažiuoti biškį. Smagu žvirkeliu pavažiuoti. Reik pažiūrėti, kur čia mes lekiam. Žvirkelių sankryža, bet mašinų tai važiuoja tikrai normaliai čia. Nu, dar šitą praleisim. Leisim biškį nuvažiuoti, nes labai dulkės kelia. Nu, tai pavažiuoja biškį. Nu, važiuoju žvirkeliais palei jūrą. Va ten, va tai pusė jūra. Matas miškelis, aišku, čia apie navigacijos matau, kad ten ir trobų stovi kitur. Bet manau, reikės po biškį bandyti kažkur lysti jau. Ir ieškotis. Pamatai keliuką į šoną ir iš karto ženklas. A kur nėra ženklo, tai nuoroda į kempingą. Nu, labai ženklų iš tų pažeidinėti aš čia nenoriu, ypač svetimoj šaly. O ieškam, nes čia va jūra. Po kairę už to miško. Va vėl keliukas ir vėl ženklas. Aišku, mato su keturačiais kažkas prasivažinėjęs čia. Dar pabandom pavažiuoti. Bet ko gero visur čia bus ženklai šitie. Keliukas ir vėl ženklas. Bet matosi, kad čia važinėja. Nu, man vis tiek kažkaip reikia lysti tą mišką. Nuoroda į lankytiną vietą, tai pasukau. Ir pažiūrėsim, gal išeis kaip nors į šoną kažkurį durtelti tą mišką. Nes va, kaip ir dabar judu grynai link jūros. Bet keliukai tai smagus. Nu, švyturys čia. Kažkoksai. O šiandien išvyturį neįsiu gal. Reikėjo ieškotis vietos. Dėjau per stopus. Pamačiau keliuką. Ir jokio ženklo nėra. Vat bandysim čia ir sukti. Įsibėgėjau taip. Vo. Kelias be ženklo. Nu, pažiūrėsim, kur čia mus nuves
Arba ten, kur nors ženklas stovės. Taip, nu tai jo. Kaip kitaip. Reik bandyt pasukti čia kur nors. O čia visai smagu važinėti. Nu čia smėlis. Po gero išvažiuosim atgal į savo kelią. Nieko nepešėm. O čia kas? Kaip jaučias, kad arti jūros. Kažkokios vėžės yra, bet va, pagalių primesta. Išvažiuosim turbūt vis tiek į kelią. Šalmas rasot pradėjo jau. Čia važiuota mašina. Gal didelio nusikaltimo nedarau. Bet tai smagumėlis. Dabar artėju link jūros. Aišku, vėlgi šlagbaumo neatsitrinksiu kokį nerealus miškas. Gražu labai. Vis artėja jūra. Matau, kaip artėja. Rasiu pilną chebros turbūt. Jis matas, kad išvažinėta. Duočiau ir jūro toj. Reikia biškį nueit pasivaikščiot, pažiūrėt. Nenuvirs čia motociklas. O, baba. Reikia kažkur lyst taip, kad nesimatyčiau. Grybai auga. Kad nesimatyčiau. Šiaip realiai iki kopų gali palapinę statyti. Bet iki kopų. Kopose pagal viską, ne. Bet jeigu kažkur lyščiau, pasislėpčiau, nieks nelabai matytų gal. Eina savo. Pažiūrėkit. Va čia tai grožis. Reikia kažkur lyst. Paieškoti vietos, nu jau nedaug liko. Geras. Reikia biškį pavažiuot, matyti, į šoną nuo to kelio. Čia reikėtų kažkaip pasižymėti, kad paskui raščiau kaip grįžt, nes jisai navigacijai nėra pažymėtas. Tai va, kaip nors suprasiu. Bandom biškį pavažiuoti šoną. Lietuvoje taip negalima daryti. Ai, nors irgi vėžas lyg ir buvo. Nu, tik čia matyti jau nelabai dažnai kas važiuoja su mašina.
Žodžiu, man kažkur reikia slėptis toj. Nieks gal čia manęs neras, neišvarys. Kažkur pasislėpt. Dar gerai būtų neįsidrėpčiau ant smėlio. Ai, offroadas išjungtas. Oi, tu savo, koks svoras lipa. Oi, kiščia. Kažkur reikia lyst. O eik tu sau čia. Net mano ta koja nepadės pastatyti moto. Gal kaip nors. Reikia pažiūrėti. Eina savo kokią vietelę. Nu gal niekam neužkliūsiu, ką? Čia jeigu va kur nors pasistatyčiau. Va čia va. O. Moca gal reik biškį čia pavaryt dar. Užstos tie medžiai. Ai, kai fainai kažką daryti. Kai ne pas mus. Pas mus taip daryčiau, tai negalėčiau YouTube įdėti. Ko gero. Arba gal gerai čia tas motas bus. Reik nesuk galvos, kas bus, tas bus. Viskas. Всё, reikia pakuotis dalykus. Nu va, atvykau. Čia pirmai vienas žmogus buvo praėjęs. Bet taip, kažkoks keliautojas. Į žodžių. Kaip ir vienas aš čia esu. Nu, tikiuosi niekam nepamaišysiu, nieks neišvarys manęs. Tai va, pasistačiau palapinę. Lauksim saulėlydžio. Vakare reiks pasidaryti kažką valgyti. Ką nusipirkau? Tai va, motociklas. Ten va, už medžių stovi. Laimingas kaip vaikas. Pagaliau atvažiavau su palapinė į paplūdimį. Va, nemažai čia teko pavažiuoti, iš tikrųjų, toj pasakysiu, kiek nuvažiavau šiandien nuo namų. Kur čia ta programėlė CF Moto. Šiandien 385 kilometrai. Tai va, nuo Kauno pajudėjau, kiek nuvažiavau. Tai va, šitą vietą tikrai pasižymėsiu, aišku. Jeigu nieks neišvarys mes čia. Jeigu nieks šiandien nevažiuos, ar ką, tai gal ir nemaišys. Nebent paplūdimį pravažiuotų kas nors, bet nelabai matosi čia vėžių kažkokių, kad kas nors važinėtų. Tai va, eisiu pakimarint. Nu va, išpildžiau savo svajonę, kur jau nuo praeitų metų. Tiksliau, gal net nuo už praeitų metų svajojau. Dar kai išsilaikiau teisės motociklą, kad noriu atvažiuoti prie jūros su motociklu, pasistatyti palapinę paplūdimy.
ir pabūt. Tai va, nerealus jausmas. Kas nebandėt, padarykit taip. Rekomenduoju. Lauksiu saulėlydžio, o paskui darysiu valgyt. Norėjau valgyt, atvažiavau, net valgyt nebenoriu. Dar ir oras kaip pasisekė šakės. Nu labai super čia viskas. Dabar svarbiausia, kad niekam neužkliučiau aš čia. Nu va, atėjo laikas ir valgyt pasidaryt. Tai va, reikia užsikaist vandenį. Vis dar negaliu atsidžiaugti. Nusipirkau sardelių kažkokių. Kečupo. Nu va, virsim makaronus, sardelės ir pavalgysim. Nelabai originalu gal. Žmonės majoja. Sakiau, nelabai originalu, bet tokioje vietoje viskas skanu. Peilis rūdyja jau. Pasipjaustyt. Išsivirsim biškį makaroną, sardelių. Mėsim. Ir bus mano tokia vakarienė, va. Pamiršau druskos iš namų pasimti. Teko sultinę kubelį nusipirkti. Nenorėjau pirkti kilogramą druskos. Kažką gėrimą pasėmiau. Toks laimingas jaučiuosi, negaliu. Galėčiau čia ne vieną dieną prabūt. Tikrai. Nu gal dar ne paskutinis kartas šiais metais. Reikės atsižymėti vietą, kad kitą kartą žinočiau. Nes antrą kartą turbūt nerasčiau važiuojant. Nes kaip net pasižymėjau kelią, kur išvažiavimas ten, nes realiai tik vienas, galima sakyti, yra. Ten kiaurai mišką nevažiuosi, paskui tikrai gali prisidaryti bėdų. Tai va, labai laukiu saulėlydžio, tikiuosi neapsiniauks dangus. Debesų yra. Bet labai noriu saulėlydį pamatyti. Jau rytoj galėsiu laimingas gazuot namo. Nesigailiu, kad va šitą staliuką Decathlone nusipirkau pernai. Pavasarą tiksliau. Labai geras. Jau pasitarnavo ne kartą. Susilanksto kompaktiškai labai iš tikrųjų. Va, saulė leidžiasi 9:30 kažkur. Dabar yra po 7:20. Tai va, kol pavalgysiu, kol ką ir saulėlydis bus. Nu va. Va taip atrodo bomžpakis mano. Reikia paragauti. Puiku. Kaip ir sakiau, tokioj vietoj viskas skanu. Net ir toks dalykas. Tai va, pavalgysiu. Ir eisiu pasigrožėti. Pasigrožėsiu saulėlydžiu. Tai va, važiuodamas visą laiką sakau, važiuojam daugiskaitai, nes įpratęs ne vienas važiuoti. Už tai vis išsprūsta. Važiuojam. Va, einu valgyt. Prisivalgiau, dar liko rytoj ką valgyt. Tai va, aišku, biškį debesuota.
Tai gal nėra taip. O, jau pradeda valyst saulė iš už debesų. Įdomu, kaip miegosis. Šiaip turėtų gerai miegotis. Man patinka ir lietus, kai būna, labai gerai miegasi, kai lyja. Gal ir jūros ošimas turėtų padėti. Ką, turbūt nusileis saulė, dar pasėdėsiu ir eisiu gal atsigult. Šiaip anksti keliuosi labai, tai rytoj atsikelsiu, pasižiūrėsiu, kaip saulė teka, po biškį susipakosiu ir turbūt važiuosiu link namų. Žiūrėsiu, gal dar kažkur užsuksiu, kažką pažiūrėsiu. Bet planas jau bus įvykdytas su kaupu man. Tiek planavau. Iš tikrųjų net nenorėjau važiuoti. Šį savaitę galvoju, jau nevažiuosiu niekur. Paskui šiandien atsikėliau, sakau, ne, reikia varyti. Tai taip spontaniškai gavosi gan. Susidėjau daiktus ir važiavau. Tai nei plano būtent kur tiksliai važiuoti. Tai va šiaip netaip susiradau tą vietą. Tai vietą tikrai išsisaugosiu ir manau tikrai dar kažkada gal grįšiu. Artėju jau link 1000 prenumeratorių. Tai ačiū visiems, kurie prenumeruojat. Labai fainai. Žodžiu, kiek dabar čia yra 10 valandų. Tai valandėlę dar pakimarinsiu. Ir eisiu turbūt atsigult. Tai ką, iki kitos dienos. Labas rytas. Dabar yra 6. Va, pamiegojau. Reiklyst pažiūrėti, kas ten vyksta. Nu va. Gražu. Žodžiu. Naktį vėjas toks buvo, tai stiprus labai. Išgautą palapinę išneš lauk su manim. Rekas čia visai jinai. Va taip va. Nu, taip gerai buvo, gerai. Ir tie vėjo gūsiai iš visų pusių realiai. Tai iš vienos, tai iš kitos pusės. Bet žiauriai fainai. Patiko. Ir pamiegojau. Net ilgiau negu įprastai. Žodžiu, eisiu papusryčiausiu ir tvarkysiuos po biškį ir judėsiu kažkur, nesėdėsiu jau. Tai va, iš tikrųjų vienam kažkur važiuoti yra didelis pliusas. Kodėl? Todėl, kad dabar yra be 27, aš jau pavalgęs, susirinkęs viską ir galiu važiuoti toliau. Tai va. Labai sunku susiderinti kitą kartą. Vieni mėgsta ilgiau pamiegoti, aš ilgai miegoti nemėgstu. Tai va, man nuo ryto reikia veiksmo. Tai va, viską reikia visą laiką palikti tvarkingai.
taip kaip buvo. Jokių šiukšlių. Ir niekas nepiks. Tai va, dabar jų apsirengti ir važiuosiu. Nu ką, paliekam šitą vietą. Bet va, kas sakys, kad kažką blogo darau, tai mašinų vėžės čia yra. Nepravažiavau, tikiuosi savo išvažiavimo pažymėto. Nepravažiavau. O, guli mano pagalys. Gražus miškas. Ką išvažiuosiu į pagrindinį kelią. Nu, žvyrkelį. Reiks pasižiūrėti, gal internetas bus. Nusistatyti navigaciją. Bet o čia priguldyta šakų, tai turbūt, kad kažkas nenori, kad čia važinėtų. Internetas neatsiranda dar. Nu, šiandien grįšiu. Gal dar spėsiu ir video sumontuoti. O gal ir įkel dar. Ačiū, kaip gražu. Čia papuošta, kaip fainai atrodo, geras. Ziemupė. Yra daug ir tų kempingų čia visur. Nu, bet kempingas jau ne tas pats. Sakykit, ką noris. Ant motociklo porą tašių uždėta. Tai taip gerai jos stovi, kad tiesiog atsiremiu. Ant tiek patogu važiuoti. Jeigu nesiveži daiktų, tai pagalbą galima prisikišti ir pasidėti. Dangus tai nieko gero nesako. Jau pirmai biškį į lietų papuoliau. Nestipriai. Bet važiuoju į tą tamsumą. Šiaip tai lietaus kaip ir nepranašavo. Nu, bet čia kaip visada. Našu, kad nuo lietaus pabėgti nepavyko. Gal čia taip nelis stipriai. Labai tingiu trauktis lietaus rūbus. Koks juodas kelias, kaip gerai atrodo. Nu, dabar tai jau normaliai mane čia prigavo. Jaučiu, kaip šlampa kojos. Nu ką, lietaus rūbus turbūt jau per vėlai traukti. Nu jo. Panašu, kad čia to lietaus labai ilgai bus. Žodžiu, važiavau ir sustojau. Nu, jau biškį aprimo lietus. Tai sustojau stoteliai. Sivariau mocą. Tai biškį aprimsta ir lėksiu toliau. Nėra šilta, šlapia. Tai ką, jau turbūt nebefilmuosiu, o kaip žaibuoja. Nebefilmuosiu daugiau. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit prenumeruoti, parašykit komentarą. Tai iki kitų susitikimų.